antrosios dalies pirmasis uždavinys B raidele pažymėtas. Iš dviejų dalių reikėjo spręsti dvi paprastutės lygteles. Viena lygtelė rodiklinė, kita iracionalioji, su šaknim. Kitaip sakant, kokį skaičiuką reikia parašyti vietoj x, kad gautumėm 16. Sprendimų čia vėlgi niekas netikrina, tai kokį skaičių reikia parašyti vietoj x, kad gautumėm pakėlę x plus 3 laipsnių dvejetuką, gautumėm 16. Na, žinom, kad dvejetuką keldami pirmojų gaunam 2, antrojų gaunam 4, trečiojų 8, ketvirtojų keldami gaunam 16. Na, tai kad laipsnio rodiklis būtų lygus 4, vietoj x reikia parašyti vienetam. Tai šios lygties sprendinys žinoma yra x lygų 1, o kaip tą lygtį spręsti, kaip kas norėjo, taip tą sprendė. Tai yra, čia tiesiog buvo galima sprendimo, čiagi nieks neprašė. Tiesiog mintinai suprasdami, kas yra lygtis, protingai atrodo šitaip, rašom kairiai pusė ir dešiniai pusė dvejeto laipsnius ir tada iš laipsnių rodiklių lygybės x plus 3 turi būti lygu 4, tada ta lygybė bus teisinga, gauname. Čia šiaip netaip susitvarkė su šitą super sudėtingą lygtelę, kad x lygu 1. Ir taip mintinai buvo galima rasti. Kitas uždavinys irgi panašus uždavinys, tik čia šiuo atveju iracionalioji lygtis arba lygtis su šaknimis. Ką parašyti, kokį skaičių reikia parašyti vietoj x, kad lygybė būtų teisinga. Ką čia turime įrašyti, kad atėjome iš 2 tą, ką įrašom ir ištraukę šaknį gautumėm 3. Na tai akivaizdu, kad po šaknėje turi būti 9, o kada bus po šaknėje 9, nes iš 9 yra ištraukta šaknis būtent lygiai 3, kai vietoj x parašysim -7. Na tai čia atsakymas, teisingas atsakymas yra -7. Kaip jį gauti? Jį galima gauti sprendžiant algebriškai tą sprendinį. Kaip mes jį gaunam, tai galima jį gauti naikinant šaknį, tai yra abi pusės lygties keliant kvadratu. Pakėlę kvadratu kairioje pusėje šaknis dingsta. 3 kvadratu yra 9, na ir iš čia galima 2 į kitą pusę, paskui iš minuso, galima minus x į kitą pusę. Ir gauti galima, aš tai taip darau, taip va, iš kito galo. Čia visai nesvarbu kaip, tiesiog mintinai ir tiek. 2 taškai už nieką.